Gyvos pasakos. Sveiki vaikai ir jų tėveliai, su jumis gyvos pasakos, na ir aš, mama Vikingė, šįkart paskaitysiu pasaką apie paukščių taiką. Kadaise buvo taip, kad paukščiai pešdavosi vienas su kitu be paliovos. Vos susitinka ir žiūrėk, jau susiriejo. Aš už tave geresnis, švilpia vienas. Ne, aš geresnis, atitarė jam kitas. Ir jau vienas kitam į plunksną skimba ir snapais kapojasi. Galiausiai vienam fazanui tiek kivirčai įpyko, kad jis nuskrido pas varną ir tarė: klausyk, varne, tu už mane geresnis. Varnas sutrikęs tylėjo. Tie žodžiai jam buvo tarsi žaibas iš giedro dangaus. Kur tai girdėta, kad fazanas taip kalbėtų? Betgi susitelkė ir tarė pagarbiai: klausyk, fazane, tai tu už mane geresnis. Nuo tų žodžių abiem paukščiam širdys apsalo. Sukišę galvas ėmė džiugiai tarškėti. Tu išties labai draugingas, po kurio laiko tarė fazanas, ogi ir tu nesi nemalonus, mandagiai tarė varnas. Tad nutarė daugiau paukščiai nesikivirčyti ir nuo to laiko vienam medį gyveno. Paukščiai tik stebėjos. Neužgaulioja jie vienas kito, nesikapoja, nesiplūsta, pranokti vienas kito nebando. Šitai neįprasta, sakė paukščiai. Nagi, pažiūrėkim, kokia čia draugystė. Kartą varnas išskrido, o fazanas vienas medyje liko. Atlėkė daugiau fazanų ir paklausė: kaip tu apsikenti? Varnas juk prastesnis už tave. Bet fazanas gynė varną. Jis ne toks, kaip manot. Išmintingas, draugingas, jis už mane geresnis. Kitą dieną varnas liko medyje vienas, atlėkė daugiau varnų ir paklausė: kaip tu apsikenti? Fazanas pasipūtęs, jis tikrai už tave prastesnis. Bet varnas atrėmė bjaurius žodžius. Jis ne toks, kaip manot. Dėmesingas, nuoširdus ir plunksnos kokios ryškios, jis už mane tikrai geresnis. Paukščiai stebėdamiesi nutyko ir susimąstė. Ilgai svarstė, nesgi įpratimas stipriau už prigimimą. Jis sveiką protą visada nustelbia. Vis dėlto ėmė pratintis gyventi kaip tuodu, nesipliekdami, be pykčių, taikiai, draugingai sugyvendami. Ir vaikai turbūt ir tėveliai to moko, kad visada draugaudami vieni su kitais, nesibardami, nesumaždami, daugiau laimėsite negu pykdamiesi. Tiek pasako šį kartą, ačiū visiems buvusiems kartu ir iki kitų pasakų. Gyvos pasakos.